Labadiena, mielosios. Šiame įraše noriu papasakoti apie alyvuogių žalią spalvą. Alyvuogių žalia spalva yra labai sudėtinga, tretinė spalva. Ją sudaro pirminė geltona, saulės rezginio, manipūros, proto, intelekto, valios jėgos spalva. Ir antrinė žalia anahatos, širdies, mūsų gyvenimo vidinio balso kelio, erdvės spalva. Šios dvi spalvos, šie du energijos ir sąmonės centrai, širdis anahata, žalia spalva ir saulės rezginys, manipūra, geltona spalva, susijungdamos sukuria tretinę spalvą alyvuogių žalią. Ar žinote, kad alyvuogių žalią spalvą drabužiuose, buityje, interjere mes renkamės tuomet, kai būnam kryžkelių situacijoje? Šita spalva dar labai dažnai ženklina emancipacijos procesą, kuomet žmogus žino, kad turi daugiau vidinės jėgos, negu kad panaudoja ir parodo gyvenime. Ir tuomet ateina laikas tą snaudžiantį potencialą, tuos nepanaudotus resursus ištraukti į dienos šviesą. Todėl alyvuogių žalia spalva padeda žmogui būti labiau savarankiškam, kuomet mes renkame šį atspalvį, moters asmenybei dominuoja Artemidės, Atėnės archetipai. Kalbant apie vyrišką sielos dalį, animusą, tuomet į sąmonės paviršių iškyla Hefaisto archetipai. Apie tai ir daugelį kitų dalykų pasakosiu šio trečiadienio webinare. Gegužės 7 dieną, trečiadienį, 18 valandą kviečiu Jūs į nuotolinį seminarą, kuris vadinsis Alyvuogių žalia, vilties ir atgimimo spalva. Esu psichologė, aurosomos spalvų terapijos dėstytoja ir 3 valandos bus skirtos vienai vieninteliai spalvai – alyvuogių žaliai spalvai. Būtina išankstinė registracija, jei negalėsite dalyvauti, bus webinaro įrašas ir lauksiu jūsų laiškų arba asmeninių žinučių. Visa informacija apie šią spalvą ir seminarą yra mano Facebooko puslapyje. Taip kad kviečiu nuspalvinti, praturtinti savo gyvenimą dar vieną spalvą ir tiesiog sąmoningai šią energiją, šią sąmonės kokybę naudoti gyvenime. Iki pasimatymo alyvuogių žalioje erdvėje. Su spalvotais linkėjimais, Jūsų Dalia.